žiūrite laidą Įgauk pagreitį su Kalnapiliu ir šiandieną mes bandysime atsiplėšti nuo žemės. Nerijus? Taip. Šiuo raštu yra patvirtinama, jog Nerijus Jasudas laimėjo žaidimo Įgauk pagreitį su Kalnapiliu savaitinį prizą Atsiplėšk nuo žemės. Sveikinu. Nu, šiaip gyvenu čia prie Prienų rajone, Skriaučiuose. Tai noriu pristatyti savo draugę Editą, su kuria jau ilgą laiką gyvenu kartu. Metus. Ar esi kada nors skraidęs? Skraidęs? Ne, nesu. Kągi, ėmė atsiplėšim nuo žemės. Amerikos gamybos sraigtasparnis skaitomas savo klasiai saugiausias. Galima vežioti keleivius. Sveria pusę tonos tik tai, kelia beveik 400 kg papildomai. Galima nuskristi apie 500–600 km. Atėjo laikas jums atsiplėšti nuo žemės. Nerijau, eime, tu pirmas. Šiaip skriščiau, bet ne dabar, ne šiandien, bet tikrai dar skriščiau dar kartą. Norėtum pakartoti? Jo, bet dabar tai tikrai ne. Sakau, jau užtenka. Pradžių labai bijojau, bet paskui kai pakilom, mačiau, kad labai smagu ir visas jaudulys dingo. O dabar, kai ant žemės stovi? Dar noriu paskraidyti. Atsiplėšime nuo žemės, dabar bandysime atsiplėšti nuo vandens. O šiaip smagu. Didelis greitis. Nu, žinok, užtek. Nu, gal kažkiek galėjo būti greičiau. Dabar atsiplėšime nuo žemiškosios realybės ir paragausime rytietiškos virtuvės patiekalų. Prašom. Varlyčių kojytės, aštunkojūkai, midijos ir skanaus. Iš ko ten padaryta? Kaip vištiena. Nu, šiandien skrandžio įvykiui tai bus. Arba bus blogai, arba bus labai gerai. Ateik. Nu, žalios mėsos tikrai, nežinau, tikrai, kad nevalgyčiau, bet dabar, kas paruošta, tai netgi su pagirimu. Štai taip, šiandien buvom atsiplėšę nuo žemės. Nebūkite ir jūs abejingi, dalyvaukite žaidime Įgauk pagreitį su Kalnapiliu ir galbūt kitą savaitę pramogausime kartu. O dabar važiuojam. Iki.